Algimantas Vyšniauskas. Norėčiau pradėti Dvibučio gyvenamojo namo. Bet tai čia yra žmonių, aš visai labai žinau. Taip. Labą dieną. Norėčiau pradėti Dvibučio gyvenamojo namo Rūtų gatvė 3 rekonstravimo projekto pristatymą, svarstymą su visuomenė. Atsiprašau, labai girdžiu balsus, jeigu galima nutildinkite. Pirmiausiai norėčiau paprašyti, kad visi dalyvaujantieji po mano pristatymo, jeigu yra poreikis, užduotų klausimus, bet užduodant šitos klausimus labai prašyčiau neminėti savo vardų pavardžių, o tiesiog pasakyti, kad tai yra kaimynai arba yra pasakyti tiesiog savo inicialus. Tai norėčiau pirmiausiai pajungimą padaryti dalyvaujančiųjų visų ir tada pradėsiu pristatymą. Tai jeigu visi yra pajungti, kaip matau, tai norėčiau pridėti ir pristatymą. Pradėčiau pristatymą nuo esamos padėties. Labai išjungti telefoną. Atsiprašau, tuo minutėlę. Gal pradėčiau net ne nuo esamos padėties, o nuo bendros tvarkos. Kaip buvo vykdomas šito projektinių pasiūlymų ruošimas? Pirmiausiai buvo parengti projektinių pasiūlymų eskizas, pagal juos gauta projektinių pasiūlymų užduotis, parengti projektiniai pasiūlymai, jie buvo įkelti savivaldybės statybos puslapį ir savivaldybė leido, pareiškus tam tikrų pastabų, pateikus šitas pastabas pataisius, buvo pradėtas, leistas svarstyti su visuomenė. Buvo įkelta patys projektiniai pasiūlymai, pastatytas stendas, atitinkama informacija buvo išspausdinta savivaldybės puslapyje ir kiti atlikti procedūros. Ir dabar grįžtant prie esamos situacijos, to aš ją trumpai pristatysiu. Atsiprašau labai, kažkas tai neišjungia mikrofono, labai prašyčiau, nes fonas labai trukdo ir įrašą vykdome. Ačiū. Remiantis bendrojo plano reikalavimais, sklypas patenka į zoną mažo užstatymo intensyvumo teritorijos. Kvartalo numeris GOI2. Nevardinsiu visų šitų bendrojo plano, zonų, pozonių ir taip toliau. Kas nagrinėjo situaciją, manau, kad pasiskaitė, intensyvumas, tankumas ribojamas ir taip toliau. Tai čia bendrieji tokie reikalavimai. Dabar yra specialieji reikalavimai.
Remiantis tekstinio reglamento punktų 32, sklypas patenka į riboto geologinio potencialo regioninio vidutinio stabilizavimo arealą. Šitą schemą tai atspindi. Pagal Lietuvos aplinkos ministro įsakymą patvirtintus gamtinio karkaso nuostatus yra tam tikri reikalavimai projektuojant ar rekonstruojant naujus statinius ar projektuojant, reiškia, užstatymo želdynų normų. Tai reiškia, taip pat užstatymo tankis, tai reiškia, užstatymo tankis neturėtų viršyti 30%. Taip pat labai svarbu yra, kad sklypas patenka į dvi funkcinės zonas, tai yra mažo užstatymo intensyvumo zona GOI 2.2 ir miškų ir miškingų teritorijų zona GOI 2.1. Ir šitoje zonoje GOI 2.1 statyba yra aplamai negalima. Ir grafiškai ši zona sutampa su sklypo plane pažymėta Lyglaukių geomorfologinio draustinio riba ir Pavilnių regioninio parko riba. Ir šitos dalelės plotis yra 200 metrų. Tai reiškia, kad negalima rekonstruojamo projekto dalių išdėstyti va šitoj zonoje ir reiškia pastato užstatymo intensyvumo, užstatymo tankumo rodiklius reikia skaičiuoti ne nuo viso sklypo, reiškia, o tik tai nuo va šitos dalelės, kuri lieka, reiškia, šiaurinėje dalyje. Šita dalis kaip ir sklypo dalis, tačiau nuo juos mes negalim skaičiuoti tų intensyvumo ir tankumo rodiklių. Taip pat, kas yra nemažiau svarbu, tai yra remiantis bendrojo plano punktais 33-36, sklypui taikoma šlaitų ir sausakilmių apsaugos reglamentas. Tai jeigu mes matome savo sklypą, tai va šitas dryžuotas linija, tai reiškia yra šlaitų apsaugos zonos. Dėl ko tai mums yra svarbu? Kadangi remiantis bendruoju planu išvardinta, kad šitose šlaitų apsaugos zonose naujus pastatus galima statyti tik tai atlikus bendrojo plano korektūrą detaliojo plano lygmenyje, tačiau yra galima rekonstruoti ir rekonstruojant pastatus užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingo aukščio, užstatymo tankio, intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui. Šiuo atveju mums šitas punktas yra ir taikomas, mes rekonstruojame esamą pastatą sklype, o nenugriaunam ir statom naują. Šioje schemoje parodyta, kaip mūsų esamas pastatas išsidėsto sklype lyginant su šlaito konfigūracija. Tai reiškia šlaito, kaip matote, apatinė briauna, šlaito viršutinė briauna ir mes nuo esamo šlaito apatinės briaunos iki esamo pastato turim 16 metrų. Tai yra mažiau negu 25, tai reiškia mums galioja minėti apribojimai. Ir šioje schemoje išdėstyta aplamai, kaip, reiškia, pastatas išsidėsto ne tik pjūvyje, bet ir pačiam plane. Reiškia, pagal topo nuotrauką yra, va šita linytė yra apatinė šlaito riba, kaip jinai, reiškia, santykiauja su pastatu. Kitas dalykas yra, kad išvada mes savo esamoj situacijos nagrinėjime po kiekvieno išdėstymo parašom išvadą. Ir čia matosi, kadangi sklypas randi zonoje 25 metrų nuo optimalizuot, nors statyba negalima. Rekonstruojant pastatą, esama būtina atsižvelgti į kontekstą, kaip minėjau. Taip pat į sausaslynių zoną sklypas patenka, tai sąlygoja priklausomojo želdyno procentavimą, kadangi tai turi būti ne mažesnis kaip 25%.
irgi atitinkamai parašyta, reiškia, išvada. Dabar, kas mums labai buvo svarbu, rekonstruojant pastatą, tai atsižvelgti į aplinkinį užstatymą. Tai va šitoj schemoj parodyta visas mūsų, reiškia, rekonstruojamas pastatas ir visi pastatai, kiek yra aukščio nuo žemės paviršiaus, kokio aukštų kiekio, pagal tai mes nusistatome savo pastato aukštį. Ir tokia išvada, kad dauguma pastatų gretamas sklypo didelio tūrio 4 aukštų, čia yra kalba apie va šitos daugiabučius, vertinant, kad šioje atakalnėje vyrauja taip pat 1, 2, 3, reiškia, mažaaukščiai pastatai, ta prasme, kad tai yra tokių ir tokių, tai mes imame tokį kaip ir vidurkį logišką 3 aukštų pastatą, kuris būtų tarpinis tarp mažaaukščių ir daugiaaukščių 4-5 aukštų. Taip pat sklypą išnagrinėjus, reiškia, aišku, kad jis nėra lygus, jisai kyla į pietinę pusę nuo 129 iki 134 beveik. Sklype medžių nėra, yra tik tai gretimuose sklypuose. Pagal dabartinius reikalavimus mes turim išnagrinėti esamus medžius ne tik savo sklype, bet ir gretimuose sklypuose 5 metrai nuo sklypo ribos, nuo būtinaus metymo ribos, nuo sklypo, netai pasakiau. Reiškia, ir šis visas nagrinėjimas yra pateiktas grafinėje dalyje, gretimų apželdinimo. Dabar gal tada eikim prie pačio projekto. Numatoma esamą gyvenamąją namą rekonstruoti, iš esmės pakeičiant jo perimetrą, tūrį, fasadus, išlaikomos kai kurios jo konstrukcijos, tai yra priekinis fasadas ir, kaip minėjau, užstatymo rodikliai skaičiuojami, tai yra tankumas, intensyvumas skaičiuojamas žvelgiant kiekviename punkte įdėtus apribojimus, vertinant tik sklypo dalies patenkančios į mažo užstatymo intensyvumo zoną GOI-2 plotą. Nuo šios dalies vis skaičiuojama tankumas, intensyvumas, želdynų plotas. Būsimo pastato tūris rekonstruojant į gretimą užstatymą, kaip minėjau, tai bus 3 aukštų su dalinai leista erdvė automobiliams po namų pastatas, kuris bus tarpinis variantas tarp vakarinėje dalyje esančių 4 aukštų ir 2 aukštų su pastogė vienbučio, reiškia, rytinėje pusėje. Tai šioje schemutėje yra parodyta išklotinė, kaip mūsų pastatas yra santykyje su gretimų užstatymu. Ir kaip matote, jisai, aišku, čia 2 aukštai, gal čia jau 3 aukštai galima, bet, žodžiu, čia gretimas yra daugiabutis, mūsų būsimas pastatas, mūsų esamas pastatas, reiškia, parodytas. Čia pastatas po rekonstrukcijos ir šalia gretimas vienbutis ar dvibutis namas. Dabar, kas yra nemažiau svarbu, mes stengiamės išlaikyti esamą užstatymo liniją. Tai va čia reiškia užstatymo linija pažymėta ir mūsų pastato priekinė kraštinė sutampa su esamo dabartinio pastato priekinė kraštinė. Tai faktiškai gatvės užstatymo linijos mes nepakeičiame. Dabar pats pastatas, kadangi reljefas yra nelygus, skaičiuojant pastato aukštį, mes remiamės vidutinę esamo reljefo altitudę užstatymo zonoje. Tai reiškia, imant užstatymo kampus, mes išsivedam tų užstatymo kampų vidurkį ir, kaip matote, reiškia, žalia linija yra vidutinė altitudė užstatymo zonoje. Ir būtent nuo šios altitudės, kuri yra 120,6, mes ir skaičiuojame pastato aukštį. Be jokios abejonės, pastatas pagal savo aukštį
turi išlaikyti reikalavimus nuo sklypo ribų. Nesvarbu, ne nuo vidutinės altitudės, o nuo esamos altitudės, reiškia savo, tam mes esame, tam mes esame išskaičiavę aukščius, tuoj minutėlę parodysiu, paaiškinčiau, kad reiškia, va šitose vat schemutėse kampinėse yra, reiškia, nustatyta esamos ne vidutinė, o esama pastato altitudė, atstumas nuo rekonstruojamo pastato pagal aukštį. Bet kuriuo atveju tai neturėtų viršyti normatyvo. Čia yra išdėstyta kaip atstumai pagal aukštį ir atsitraukimą. Toliau grįžtam dabar tada į aiškinamąjį raštą. Papasakosiu visą pastato struktūrą. Pastatas projektuojamas kaip dvibutis gyvenamas namas 3 aukštų. Kadangi tai yra rekonstrukcija, tai jo tūris negali padidėti daugiau kaip dvigubai, nes tada skaitysis jau kaip nauja statyba. Kaip matote, pastatas yra 1247 šiuo metu kubiniai metrai, o po rekonstravimo jis bus dvigubai didesnis, tai 2494, tai nebus daugiau kaip dvigubai nepadidėjęs. Ir kaip minėjau, pastatas turės 2 butai, nedaugiau kaip 2 turtiniai vienetai. Vienas butas bus išdėstytas 1-2 aukšte, kadangi statytojas pageidavo, kad, reiškia, tai būtų jo komercinės patalpos. Kas yra svarbu pabrėžti, kad tai netaptų tribučių, šitas 1 aukštas neturės atskiro įėjimo. Tik tai ten per terasą galbūt, tai kad išvengti, kad tai nebūtų tributis, reiškia, pastatas. Tai reiškia, pakylama yra 2 aukštą ir jeigu tos komercinės patalpos norima naudoti, tai nusileidžiama vėl žemyn. Tai dabar apie pačią pastato galbūt struktūrą papasakosiu. Jau grįžtant prie brėžinių, kaip minėjau, jeigu nagrinėjot brėžinius, čia yra schemos, išklotinės pakartotos, genplano išdėstymas genplane. Ir tada čia reiškia, kaip pastatas yra išsidėsto. Tai kaip minėjau, cokolinėje dalyje, kurį važiuojame nuo Rūtų gatvės, tai čia bus jo parkavimas. Parkavimas, kadangi namas išdėstytas šlaite, tai ši dalis jau bus visiškai požeminė didžioji dalis, ši dalis iškilusi, tačiau skaitysis kaip pastato rūsys pagal rūsio apibrėžimą, kadangi rūsio daugiau kaip pusė rūsio aukščio yra daugiau kaip pusė, kaip čia pasakyti, daugiau kaip pusė rūsio aukščio yra žemiau vidutinio esamo žemės paviršiaus. Tai yra išskaičiuojama pagal formulę, aiškiau galbūt išdėstyta aiškinamajame rašte. Ir gyventojai, reiškia, jau patenka, neįvažiuoja į rūsį, bet patenka tiesiai į 1 aukštą, palipę laiptukais, jie patenka į bendrąją laiptinę, liftą pastatom, kadangi vis dėlto pastatas gaunasi 4 sustojimai. Ir, reiškia, kaip minėjau, va šitam aukšte yra to buto pagalbinės patalpos, kaip ir ofisas, kaip dirbtuvėlė, gal architektų dirbtuvės, kažkas tokio. Bet tačiau jie patenka arba iš terasos, palipę, nežinau, per galą kažkaip, tai va čia, nes terasos, arba, reiškia, iš 1 aukšto, tiksliau, ne 1, iš 2 aukšto, palipus ir nusileidus vėl atgal į tas komercinės patalpas. Dabar 2 aukštas, tai yra kaip normalus butas čia išdėstytas, čia gal šiek tiek trikdo, reiškia, grafiką, tai
Kaip matote, čia yra, mes parodėm, kad labai aiškiai matytųsi, kurios sienos yra rekonstruojamos, kurios naujai projektuojamos. Tai va geltonai yra rekonstruojamos, projektuojamos, bet pats pastato perimetras tai yra va šitas, kas yra, reiškia. O va šitos visos sienos bus išgriaunamos. Tiesiog parodyta kaip kontūras esamų pastatų. Pailgasis tokios konfigūracijos. Dabar, jeigu kalbėti apie trečią aukštą, tai čia visiškai atskiras butas, pakylama, reiškia, laiptais, liftas ir taip toliau. Ir kiekvienas butas turi savo terasą, tas, reiškia, tiek pirmas, tiek antras, tiek trečias turi savo terasas. Pjūvyje puikiai matosi, kaip pastatas išdidėja, kaip minėjau, tūris nepadidėja daugiau kaip dvigubai, nes tai būtų jau nauja statyba. Nu ir išklotinėse matosi apdailos, tai apdailai numatoma betono plokštės, reiškia, fasadui pagrindiniam tūriui, o jau laiptinė eternito tekstūrinė tokia, reiškia, plokštės, ventiliuojamas fasadas. Dabar, jeigu grįžtant dar truputėlį prie sklypo viso suplanavimo, tai minutėlę, apželdinimo ir taip toliau, reiškia, tai kaip matome, pagrindinis įėjimas yra ir čia yra takelis pėsčiųjų, kur galima patekti į, reiškia, tą terasą ir iš jos tiesiai išeiti, kurioje bus tas komercinis. Buto priklausinys, tai nebus komercinės patalpos, tai yra buto dalis, kuris skirta bus to gyventojo, reiškia, komerciniai veiklai ir apjungta su jo butu antrajame aukšte. Tai papildomos buto patalpos. Pagrindiniai želdiniai yra išdėstomi sklypo pietinėje pusėje, čia jokių vaikų žaidimo aikštelių ar kažkokių pagyvenusių žmonių zonų projektuoti nereikia, čia nėra daugiabutis namas, tai yra dvibutis namas. Kaip minėjau, želdiniai koncentruojasi daugiausia, mūsų sklype nėra želdinių, želdiniai koncentruojasi šalia, tačiau čia tujų eilė, tačiau, kaip žinome, va šioj vietoje yra didžiulė atraminė siena ir mūsų būsimos statybos absoliučiai jokios reikšmės šitom tujom neturės, nors ir atstumas čia yra 3 metrai tik tai, nes va šitoj vietoje yra atraminė siena didžiulė. Tai tujų šaknis atsiremia į atraminę sieną ir mums čia jokios reikšmės neturi. O šioj pusėje yra eglynas, tai 5 metrai mes išlaikom atstumą nuo to eglyno su savo pamatais. Taipogi, dar nepasakiau, kad va šitas esamas ūkinis pastatukas yra išvis nugriaunamas, jo nebebus ir va šita sklypo pietinė dalis paliekama žalia zona. Jeigu dar pabaigti pristatymą su vizualizacijom, tai vat, kaip matote, kaip tas pastatas atrodys, švarus tūris, betonų plokščių, reiškia terasa su turėkliuku ažūriniu, ten toliau matosi daugiabutis, iš čia tai laiptinė, įėjimas, švarių aiškių formų, nebandom imituoti čia tokio istorizmo, labiau derinamės prie esamų užstatymų. Čia vat vaizdas yra tas pats vaizdas, kaip tas pastatas atrodo dabar. Čia atvažiuojant Rūtų gatve aukštyn, kaip tai atrodys. Panašiai čia vat atvažiuojant į Rūtų gatvę. Tai kol kas tiek. Tai dabar galėčiau atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokių būtų. Klausau jūsų, tik tai, kaip minėjau, pakartosiu, nepristatykit vardu ir pavardę, o tiesiog pasakykit savo inicialus arba kaimynas. Inicialus geriausiai būtų, tai mums bus paprasčiau, nereikės trynimo daryti. Klausau jūsų. Sveiki, girdit mane? Taip, girdžiu puikiai.
Girdėsi. Arvydai, nežinau, gal tu kokių klausimų turi gudresnių, man tai irgi pora kilo. Ar mes abu esam kaimynai šalia gyvenantis? Puiku. Jo, kadangi įrašą darote, čia tas matosi, vardas, pavardės matosi, neturim kas liepti, nors badaras egzistuoja. Mane čia žinokit, gerai mane girdit? Girdžiu puikiai. Girdit. Jo. Klausimų pristatymą dar čia porą minčių kylo, bet iš esmės, tai sakykime, ten yra tokie keli momentai. Visų pirma, tai insoliacija. Ten grafiškai, aš matau, kad tai, kad grafiškai gražus paveikslėliai, bet tai... Taip, štai. Jo, ko aš pasigėdau, tai analizė, sakykime, biški tokios techniškesnės, kur būtų nurodyta, sakykime, kažkaip tai pasimti kažkokį tai langą, tam ar aktualų langą, čia jau jūsų pasirinkimas, ir išnagrinėti, kaip jis įtakoja, nurodant saulės kritimo kampus pagal datas ir taip toliau. Situacija yra tokia, jeigu žiūrėti visų pirma iliustraciją, konstruojama turi šešėlius ant esamo rudens 4, tai tas visas galas yra šiai dienai, pas mūsų taip yra labai tamsus, ne tik su pastatu, bet ir dėl, sakykime, aplinkos, tai iš kalno šlaito, želdynų, ir šitoje pusėje yra vieno kambario būtų išeinančių. Ir, sakykime, iš visų pristatymą neaišku, kaip ta saulė krenta, kaip neįtakoja ar neįtakoja šviesos būtent tam būtui. Sakykime, nepakankam, mano galva, čia įsami tą analizę saulės apšviestumo. Aš nesakau, kad galbūt blogai, bet, sakykime, bet lygiai taip pat žiūrint, iš tas iliustracijas yra tiesiog nelabai aišku. Aš supratau, ar galiu atsakyti jūsų klausimą? Galit pabandyti, bet, sakykime, aš tai norėčiau matyti aiškesnius brėžinius ir aiškesnį informaciją. Jo, aš supratau jūsų klausimą, mes irgi, ta klausimas mums kilo, jeigu tik tai, kad šneka kažkas, tai iš karto nelabai suprantu. Ponė šneka irgi žmonės, labai man sunku susigaudyti, jeigu galima. Ačiū labai. Reiškia, paaiškinti dabar. Kaip žinia, reiškia, šešėliavimas skaičiuojamas pavasarį, rudens, reiškia, lygiadienio metu, ar ne? Tai, o normatyvas yra toksai, kad miesto centre nemažiau bet kuris butas ar vieno, ar 3 kambarių, 4 kambarių, jau 2 kambariai turi turėti, 1,5 valandos per dieną saulės šviesos. Tai reiškia, jeigu pradėti nuo šitos, dėl ko mes tai, aš suprantu, jūsų klausimas yra labai teisingas ir paaiškinsiu. Tai reiškia, nuo mūsų namo šešėlis, reiškia, prasideda 7 valandą krenta, ar ne, ir jau visiškai jis būna nusilenkęs 9 valandą. Tai reiškia, mes uždarom, jau čia pats didžiausias šešėlis, maždaug 2 valandas, ar ne? Toliau šitas fasadas atsiveria jau pilnai, ar ne? Mes neturim jokios įtakos. Ir netgi jeigu čia būtų va šitoj vietoj vieno kambario butas, kur aš va rutuliuką dabar rodau, bet kuriuo atveju jis maždaug iki 12 valandos turėtų saulės šviesą. Tai reiškia, nuo 9 iki 12 tai būtų 3 valandos. Mes jeigu mums būtų kilę įtarimų, kad jisai kažkiek tai neturi tos šviesos pakankamai, tos 1,5 valandos, tai mes būtumėm pasiėmę šio namo inventorizacinius brėžinius ir būtumėm modeliavę konkrečiai pagal langus jau. Šiuo atveju, matydami, kad, reiškia, mes jau faktiškai 9 valandą mūsų šešėlis jau nusilinko, galima įrodinėti, bet tas įrodymas bus tik tai tą patį patvirtins, ką mes esame dabar jau čia ir parodę. Jūs turite galvoj, tai reiškia, mūsų, kaip minėjau, mūsų šešėlis
blogiausiu atveju tai yra, reiškia, aukščiausias 7 ryto, kadangi anksčiau tai nesiskaičiuoja, tik nuo 7 skaičiuojasi, o jau, kaip matote, 9 mes jau jokio šešėlio nebeturime. Tai reiškia, blogiausias bus 1 aukštui, pavyzdžiui, ten 3 aukštui, tai bus jau po pusvalandžio, 7:30 nuslinkę, mažės, ir 9 valandą jau viskas, jūsų namas yra visiškai švarus nuo bet kokio šešėliavimo. Esmė yra tame, be abejo, kiekviena nauja statyba meta, reiškia, kažkokį šešėlį, daro įtaką aplinkiniam užstatymui. Esmė yra tame, kad ta įtaka nebūtų neigiama, neleistina. Ir jeigu mes matytumėm, kad čia vieno kambario butam yra mažinama daugiau kaip nelieka jam 1,5 metro, mes negalėtumėm iš viso čia projektuoti. Tai toks mano būtų atsakymas į šitą jūsų. Taip, klausau toliau. Ačiū, sužinau, kad gyvenu centre, maniau, kad Antakalnis dar ne miesto centras. Nes ten tai senamiesčio, man atrodo, ne centram, o senamiesčio yra taikoma 1,5, bet tiesiog. Ne, centro, miesto centro. Nu, kad ir 2 valandos. Tebūnie, aš suprantu, kad ir 2 valandos, sakykime, tai, jūs kaip teigiat, kad nuo 9 mes turim tos šviesos ir nuo 9 iki dienos pabaigos. Jo, mes turim kompiuterinės programas, kur susivedam laiką ir susistatom visą šitą. Ne, tai aš žinau, bet žinot, sakyt, mes turim įrankį ir jau parodom rezultatą, tai iš vienos pusės gal kažkam ir tinka, sakykime, man asmeniškai netinka, nes nežinau, ne jūsų programos, ne kaip nupaišė, ir yra tokia labai gera programa kaip Photoshopas, kuri nupaišo viską, ką reikia. Ne Photoshopas, čia programa. Čia programas turim. Jo, dar jeigu grįžtumėt prie konteksto jūsų tos schemos. Schemos, ar ne? Jo. Ar išklotinės, ar tos schemutės? Ne, ant to foto, kur buvo padaryta su aplinkiniais namais, pravažiavot. Pravažiavot. Va, štai jinai. Taip, klausau. Jo, čia tai aš tai norėčiau pasiginčyti dėl konteksto. Ta prasme, kad kontekstas vis dėlto čia yra sodybinis užstatymas ir mažaaukščiai namai. 2 šitie daugiabučiai esantis, tai yra rudens 2 ir 4 aukštų. Tai jie yra, taip, jie yra duotybė šiuo momentu ir tai yra kontekstas šiai dienai, bet ar tai yra siekiamybė ir jį reikėtų orientuotis, tai aš smarkiai suabejočiau. Tai šitoje pačioje jūsų schemoje labai puikiai matosi, sakykime, kas yra kontekstas. Turbūt, nežinau, 8/9 ar ten, nežinau, 90-osios šitų sužymėtų namų yra šlaitiniai stogai. Ir plokštieji stogai yra tik tai būtent šitų daugiabučių. Taip, aišku, mes čia turim, sakykime, Rudens gatvės 11, tas, kuris 2 aukštai pažymėtas, toks yra plokščias stogas, naujos statybos namas. Taip, bet, sakykime, aš tai manau, kad baisus stačiakampis, jūs pasakyti gražiai, švarus ir lygus formas, aš tai manau, kad yra didelė baisi ir nuobodi forma. Jinai čia yra tikrai nekontekstuali, čia kontekstas turėtų būti bent jau šlaitinis stogas. Taip, čia tokia mano subjektyvi nuomonė, aš nežinau, ar kokia miestas mano, bet, kaip ten sako, на вкус и цвет товарищей нет. O dabar čia viskas. Skonių ir spalvomis draugų nerasim. Tai tai nuomonė, kad čia yra pagal kontekstą jūsų padaryta, aš nepritarčiau ir nemanau, čia tinkamas sprendimas yra. Ir tas pats, kas liečia aukštingumą, sakykime, tai jau labiau, kad maža to, kad jeigu atverštumėt jo tą schemą, kad ir šitai jo čia labai gerai matosi, tas, kad kokį mes turime aukštingumą šiai dienai, ne, ir ką jūs siūlote, tai ar ką užsakovas nori, taip čia tiksliau būtų pasakyti. Tai jie suprantu, kad jūs labai viską padarėte iš tikrųjų kaip pagal įstatymą, bendras planas jums tą daryti leidžia. Tai mes tik tai galim sakyti, kad vis dėlto jūsų šitas sprendimas yra nekontekstualus. Dėl mano jau paminėtų priežasčių, ne, jeigu čia buvo dabar pas mus su mansarda, tai aukštai, mes turim 3,5, ne, tai beveik 4. Tai nežinau, čia mano iš manęs toksai pabambėjimas ar pastaba, kiek jūs čia žvelgite, čia yra jūsų valioje.
Ačiū. Aš asmeniškai, ta prasme, turiu asmeninį nuomonę, kad manau, kad čia netinka. Supratau, ne, viskas tvarkoj. Ir jeigu labiau nuvažiuotumėte į fasadą, tai man kaip gyvenančiam šitam daugiabutį, tai yra baisu žiūrėti tą pliką betoninę, net ne betoninę, o termitinę sieną. Ačiū, kad bent jau kažkokią internetą groteles pakabinat mūsų pusėje, bet tai vis tiek yra liūdna ir graudu žiūrėti. Jie bus nei lango, nei šviesos, nei kažkokio veiksmo judesio. Gyvensim šulinyje, taip sakant. Tai šiuo atveju turėdami priešais tą namuką, kuris yra dabar, sakyti mane, tai jisai vėlgi sugrįšiu prie to, kad jis yra šlaitiniu stogu ir jisai yra, jo ta forma yra minkštesnė vien tuo, kad yra šlaitinis, ne, jisai nekyla, jisai kažkur tas viršus jo nutola. Tai jeigu jūsų pastatas, kad ir žiūrint šitą iliustraciją, būtų bent jau su šlaitu, lygiai taip pat kaip tos kaimyninis namas, tas, kuris čia irgi paveikslėlė, tai vėlgi, ta prasme, turim biškį žvilgsnio, vietos žvilgsnių pabėgti ir šviesai ateiti ir tos truputėlį tos tokios erdvės iliuzijos. Šiuo atveju, kai užkeliat tą tokį kvadratinę dėžę, tai darosi tik tai graudu. Tai va, Aš supratau. Ten, sakykime, vėlgi, yra dar ten tų niuansų, sakykime, keista, aišku, kai jūs statot, suprantu, kad jūs esate architektas, gaila, kad čia nėra užsakovo, aišku, gražu buvo iš jo pusės padalyvauti, bet kai statot gyvenamąjį su administraciniam, tai būtų gerai, aišku, kaip tas administracinis. Kiek ten yra ploto administraciniam, tak įdomu? Tuoj pasakysiu, tai yra trečdalis faktiškai ploto. Galima, žinot, mes nenorim, reiškia, galim sakyti, kad čia butas per abu aukštus, tai čia, žinot, atsiprašau labai, atjungkit kažkas tai foną, labai blogai girdisi, žinokit. Gerai, jo, žinokit, labai sunku kalbėti, kai yra... ačiū labai, dabar gerai. Administracinio ploto yra 106 metrai kvadratiniai. Jis nebus kaip administracinis plotas išskirtas. Žinot, jeigu mes čia nupaišytumėm, reiškia, kambarius, tai galim sakyti, kad čia bus butas. Aišku, dar gal taip ir bus, nežinau. Tiesiog užsakovo buvo noras, kad va šitam aukšte jam būtų kažkokie jau įsteigėjai. Tai, niekas... Stengiatės nemeluoti. Kaip sakot? Stengiatės nemeluoti, sakau. Visiškai teisybė. Kam čia, jeigu tai nenusižengiam įstatymam, kam čia dabar tą situaciją švelninti? O dabar, kaip jūs minėjote, dėl architektūrinės išraiškos, be abejo, būtų ten kažkokia, reiškia, ne vizualinės apsaugos zona, o senamiesčio ar ten Antakalnio zona, kur yra griežti reikalavimai šlaitiniam stogam ir taip toliau. Be abejo, mes būtume priversti projektuoti šlaitinius stogus. Bet, šioje zonoje, jeigu jūs pastebėsit, dauguma naujų namų yra projektuojama jau plokščiais stogais. Ir jeigu taip kalbėti apie šitą namą, kaip matote, mes statome tik tai laiptinę ir sąmoningai nedarome, reiškia, tą sienutę darome aklinesnę, apželdintą, kad nebūtų efekto, kad atsidaro vienas žmogus užuolaidas ir mato, ką veikia kitas. Mes sąmoningai darėm laiptinę iš tos pusės, kad nebūtų to pražiūrėjimo. Jau geriau žmonėm matyti, reiškia, kažkokią žalę ar ten gražios apdailos sienutę, negu kad, reiškia, matyti langus. Gal tai, taip sakant, vaizdas ir šiltesnis, kaip ten mirga kažkas tai langai ir taip toliau. Bet, matyti kaimyną, ką jisai veikia, aš asmeniškai tai nenorėčiau. Tai čia taip sąmoningai mes padarėme. Ko nereikalo? Taip, ko nereikalo, sutinku. Nuo kaimyno priklauso, jeigu ten kaimynė. Taip, sutinku. Tiek mes pagal save sprendžiam. Taip, sutinku šiuo atveju su jumis. Taip. O dėl aukščio pastato, tai mes nesakėm, kad ta architektūra turėtų būti, reiškia, jau kaip va šitie namukai. Mes kalbėjom apie kontekstualų pastato tūrį ir aukštį. Tai jeigu taip palyginsiu dviem kaimynais, tai kaip matote, kad ir mes jį pakėlėme, jis vis tiek nepasiekia gretimo pastato aukščio. Tuo labiau apie daugiabutį aš nekalbu.
Va čia labai puikiai matosi, kaip jisai išsidėsto kontekste. Aš suprantu kaimynam, kad buvo žymiai smagiau, kad kuo mažesnis tuo reiškia, va toksai buvo smagiau ir jaukiau, akis nuslysdavo ir taip toliau. Be jokios abejonės. Bet miestas juda vis tiek. O tokio, kad antakalnis turi būti, reiškia, plokščiais, šlaitiniais stogais, aš bandau dabar įsivaizduoti, kurisgi namas Antakalny šioje zonoje būtų suprojektuotas naujais, reiškia, šlaitiniais stogais. Visi modernūs namai dabar statomi. Užlipkite į Rūtų gatvės viršų, ten yra 2 namai, po dešinę pusę. Aha, pačiam gale, ne? Taip, bet jie statyti jau prieš 15 metų, ar ne? Ne. Jeigu Jūs turite galvoj, va čia va? Ne, ta prasme, mes galim tik čia su jumis padiskutuoti, aišku, jeigu pažiūrėtume tas namas, kur miške visiškai, ne, jeigu kurso... Va šitas, ne? Taip, ten yra plokščiastogis, 3-aukštis, prabangus daugiabutis, bet jis yra plokščiastogis. Šalia jo, sakykime, išdygo, jeigu dar pavažiuotumėte į kairę ir į viršų, ne, su kursorium tiesiog tam pačiam panelėje. Į kairę biškai pavažiuokit, va čia, ne, biškai aukščiau. Į dešinę, ne, šakinėjatės, dar žemyn, va dabar, ne, jūs pravažiuojat, tokie 2 pilki namai. Va šitie? Ne, grįžkim prie to plokščio dydžio. Tai dabar važiuokit, po truputį važiuokit į kairę. Aukštyn, stop. Ok, žiūrėk, va šitas, kur dabar jūsų kursorius yra, šitas yra dar naujesnis namas, jis yra šlaitinis, jis yra su terasom ir visokiais kitokiais prie bombasės. Sutinku. Kontekstas čia iš esmės, tai vis tiek pažiūrėkit, kad ir šitą nuotrauką, kontekstas čia yra šlaitinis. Taip, bet žiūrėkit, galima pasiginčyti truputėlį. Galima truputėlį pasiginčyti. Žiūrėkit, šitas jau kaip sodybinis užstatymas miško apsuptyje ir, sakyčiau, aš irgi šioje vietoje gal irgi eičiau prie šlaitinių stogų. Tai jau yra paskendę gamtoje ir taip toliau. Tačiau ši situacija ir va ši situacija, tai yra iš esmės kitas kontekstas, sutikite. Negalima išrauti iš čia ir pasodinti čia. Čia jau artėja va prie ko, prie Rudens gatvės, kur yra begalė tų stambių tūrių. Vien faktiškai dominuoja netgi, sakyčiau. Ne, nesakykit taip. Jūs sakot, ką jūs patogu sakyt. Ne. Konteksto riba yra ten, kur jūs ją nubrėžite. Jūs dabar brėžite ten, kur jums patogiau yra nubrėžta, ne? Sakydami, kad jūs taikotės prie mūsų namų. Aš sakyčiau, kad ne, mūsų kontekstų riba baigėsi ties mūsų namų, o sekantis namas už jo turėtų būti toliau šlaitinis, kaip ir tas už jūsų tas kitas kaimynas iš tos pusės seniai jau yra šlaitinis. Ne, čia subjektyvi nuomonė, suprantat, kaip čia. Mes dabar kaip architektas architektų šnekamės, bet principą tai žinot, jeigu tai nėra reglamentuota, tai čia paliekama jau spręsti statytojų, užsakovui. Teisingai. Taip, tai aš noriu, kad perlaikytumėt užsakovų, kad kaimynai labai pyksta ir nori išlaikyti to. Supratau. Va, ir dar kitas, aišku, vėlgi tą pasakė, kaip architektas, su architektu aš jums galiu pasakyti, aš suprantu, kodėl jūs tokį namą padarėt, kaip jūs čia viską išsprendėt ir kodėl jūs mums atsukot užpakalį ir tą belangę sieną, nes nieks nenori žiūrėti tą iš to sklypo į daugiabučio 35 langus. Tai aš suprantu. Tai nežinau, bet gyvenu aš tam name ir nenorim prieš save tos sienos, tai nežinau, aš jums tik į sąžinę turbūt galiu paapeliuoti ir sakyti, padarykit ką nors, kad būtų smigiau žiūrėti į... Galim langus dėti laiptinę, jeigu taip jau pasikalbėsiu su užsakovu. Tai taip, ta pasmė. Jo, gerai, supratau, aš pasikalbėsiu su užsakovu, kad čia, įdėsim. Arba nudažykit visiškai lygiai baltą ir sakykit, nupirkit tam namui projektą, mes tada filmų žiūrėsim. Fototapetą didelį. Ne, fototapetą. Gerai, aš supratau jūsų mintį. Ne, mintį aš jūsų supratau. Jo, supratau jūsų mintį.
gal įdėsim kažkokiu langeliu, pamėtysim, kad tai nebūtų tokia plokščia visiškai siena. Tiesiog dėl, kaip čia sakyti, ne dėl funkcijos, dėl Dėl estetikos. Dėl estetikos. Jo. Supratau, jūsų mintį aš supratau. Nes ir jūsų pasirinktos medžiagos, mes skonis, kodėl čia aš negalim čia ginčytis nukritimą, bet bus taip, kaip bus, sakant. Bet supratau, jeigu taip pačiai Rūtų gatvėje kontekste praeitume, tai ten, pavyzdžiui, ta pati visa nauja statyba, jinai yra truputėlį dekoratyviškesnė, jautresnė, labiau suvirpinta. Ta prasme, tai ten yra namas, tas viršutinis yra su mediniais gontais vienas padarytas, kitas padarytas su klinkerinių plytelių apdaila, dar tas vienas naujas yra iš vertikalių medinių lamelių padarytas. Jin tokia yra ne tokia monolitinė. Mūsų namas galų galia vėlgi yra tų geltonų plytų, ir tai yra tokia tekstūra, faktūra ir kažkoks tai virpesys. Ir dabar tą monolitą įmesti, blemba, biškį žiauru, aš suprantu, kad čia ekonomiška, modernu ir visą kitą, vėlgi, aišku, skonio reikalas, bet taip jau biškį nejautris skamba. Aš supratau jūsų mintį. Aš dar galvoju apie šito reikalo medžiagiškumą kažkaip, Tūris pats gal gerai, bet šitą medžiagą turėtų galbūt jūs man mintį pakišot gal truputėlį ją pašiltinti. Ne eternitą, o kažkokias lentas, gal kažkas tokio. Ta prasme, kad tas pats eternitas, jisai irgi žinom, kad eternitas yra pigi satykinai medžiaga, Ne, nėra pigi. Čia matot nepaprasta plokštė. Čia jeigu žinot, taip, ta rifliuota, taip, aš suprantu, apie ką jūs kalbat. Apie tos tokios, kaip pavadinimas nepamenu. Nesvarbu, bet ten ta prasme, rifliuota. Taip. Kad stambesnės tekstūros būtų. Taip. Stambesnės, ne šitas tai labai smulkios tekstūros. Gerai, mintį aš jūsų išgirdau, dabar man pačiam. Nežinau, sakykim, tai jeigu tas jūsų tas didysis turis būtų kažkoks tai, ne toks monolitinis, tai nežinau, ką aš dar čia jums galiu pabambėti. Statymo linija, sakėt, nesvarbu čia statymo linija, čia mes turim sodybinį statymą ir čia yra čia nesenamiesi, čia perimetro nėra, tai jinai pajudės, nesujudės, čia jokio skirtumo, turbūt nevadina. Tai nežinau, turbūt gaila, aišku, biškį to namuko, nes fainas, lenkiškas, nežinau, kad jisai galbūt nėra paveldinis, bet labai džiaugiamės, kada kažkas jį sutvarkė iki tos būklės, kur dabar yra. Atstatė tą terasą tokią apvalę. Gaila, kad jinai išnyks. Bet jau čia. O aš tai galvojau, kad jisai tarybiniais metais, kokiais 56 metais statytas. Jisai yra statytas kažkur tai 23. Jis yra į Lenkų okupacijos. Lenkų laikų, aš tai supratau. Taip. Aš galvojau, kad jisai. Šitų namų, ta prasme, jeigu praeitume ten tą, kad jų yra daugiau, tai buvo tuo metu tipinis projektėlis, toksai kažkoks karinkiai, man atrodo, statės. Supratau. Ir ten, kai buvo, ten tie, kur žmonės prieš tai gyveno, ten buvo ant tos apvalios, to stogo buvo padarę, tokia kaip balkoną padarė, terasą įrengė, bet toks jau buvo, toks komunalinio lygio remontas pasidarytas. Ir po to, čia kai šitie žmonės kažkas čia, kas pradėjo taip smagiai atnaujino, tai labai įdomu matyti grįžtančią tą originalią formą, architektūrą. Tai Mindaugai, nežinau, gal tu pridėsi, ką nors. Jūs daug ką palėtėt, ką aš norėjau paliesti. Aš gal tokį gal truputį, aišku, filosofinį klausimą, kaip suprantu, čia kuris gal ir labai nenueis, bet man atrodo vis tiek reikėtų iškelti. Ar tikrai galvojant, aš ne architektas, bet aš mieste būnu, gyvenu, vis tiek kažkaip jaučiu, ta tokia tendencija, ir čia turbūt dar nėra pats baisiausias variantas Vilniuje, kas vyksta, bet bendra tokia tendencija, mano subjektyvi žvilgsniu yra, kad iš esmės, jeigu yra kažkoks reglamentas, iki kiek galima daryti tankį, aukštį ir panašiai, tai yra spaudžiama visada iki to maksimumo. Ir toks jausmas, kad tas daugiau yra tas principas, kuris nusveria paskui visus likusius aplinkui. Pavyzdžiui, tą estetinę pusę. Arba tą šešėlio pusę. Aš suprantu, gal ten ir atitinka tas normas, bet bus mažiau saulės šviesos, ar ne? Tada dar vienas momentas, kuris jau man kaip iš šono, kaip nespecialistui žmogui, tai visiškas kažkoks yra absurdas tos komercinės patalpos.
Ir čia aš net turiu konkretų klausimą, jeigu tos komercinės patalpos pavirs butu ir tai pasidarys tributis, ar yra kažkam, kam tenka atsakomybė už tokius dalykus? Nes šalia mūsų čia netaip toli prie Sapiegų parko statė viešbutį, kuris pavirto daugiabučiu. Čia iš patalpos, kuri jau yra kaip butas, padaryt butą, man atrodo, čia yra, kaip čia per savaitę gali paversti, nežinau, kas dirba toj srityje. Ar galiu atsakyti? Ir dar vieną turiu tuo pačiu, nes gerai, čia viskas kaip ir susiję, kodėl turi būti 3 aukštai, jeigu tai yra 2 butai, kodėl jie negali gražiai tilpti 2 butus. Ir juolab, kad šalia yra tos tujos, kaip sakėte, ir ten irgi yra žmonių kiemas, juk į kitą pusę, jie dabar šitame aptarime nedalyvauja, bet tada langai bus į jų kiemą ir jis jau bus pakankamai aukštas, kad tos tujos jau gal visko ir neuždengs. Ir tada, jie nematys, kaip mes pusryčius valgom šito namų gyventojai, bet jie žiūrės jau į kitą pusę, kur ten žmonės gal irgi kažką savo kieme veikia. Tai vat, tas statinio išsipūtimas kaip dvigubai, manis labai toks pritemptas atrodo iš šono. Tai, tai čia buvo ir tokių komentarų ir klausimų. Tai. Gal pradėčiau tada, jeigu galima atsakyti, pradėčiau nuo juridinės pusės. Tam, kad dvibutis pavirstų tribučiu, tai reikia pirmiausiai pasidaryti detalųjį planą, ar ne? Nes mūsų yra G1, tributis jau yra daugiabutis, tai yra G2. Tai nėra taip, kad per savaitę pasidaryti. Tai reikia daryti detalųjį planą, svarstyti su gyventojais ir taip toliau, daryti projekto namo rekonstravimo projektą iš dvibučio į tributį. Tai kas vėl svarstoma su gyventojais. Tai jeigu taip skaičiuoti šitą visą procesą su detaliuoju planu, nes kitaip žemės nepakeisi, tai trunka nuo 2, apie 2 su viršų metų. Aš jau kaip projektuotojas jums tą galiu pasakyti. Dabar kaip gali atsitikti, jeigu žmonės nusiperka vieni, patalpas 2 aukšte, kiti 1. Tokiu atveju jūs, kaip sakyti, bendras butas, bendra nuosavybė. Jūs turite pusę buto. Kai būdavo, anksčiau butas su bendra virtuvė. Tai pas kaimynus reikia visą laiką eiti, klausti, ką nors daryti ir taip toliau. Taip, kad aišku, nebūtų šitų klausimų buvę, jeigu mes būtumėm užmerkę akis ir parodę, kad čia butas per daugštus. Ir klausimų nekiltų. Bet mes nenorim, to daryti kažkokių čia melų. Rodome, kad tai bus žmogaus komercinės patalpos, kas yra leidžiama. Galima vieną kambarį ir dalį buto turėti kaip komercinės patalpos, darbo kambarį. Niekas nedarbo čia, kad ir tam kambarį dirbs mano kolegos ir taip toliau. Tai šitas dalykas, kaip sakant, iš karto mes parodome ir netgi parodome, kad nebūtų kuo mažiau pagundų būtų. Mes, kaip matome, rodom, kad čia, jeigu nori jau įeiti atskirai, tai reikia apeiti namą, įeiti iš terasos ir taip toliau. Kad kuo mažiau žmogui būtų pagundų vis dėlto įeiti tą pirmą ir čia pasidaryti, kad ir butą per 2 butus, kad ir juridiškai de facto, bet ne de jure. Taip, kad šitas klausimas pavirtimo į tributį de jure, tai manau neįmanomas. De facto, visko aišku atsitinka. Galima ir pusę buto vienam aukšte parduoti kažkam, iš laiptinės ten padarius 2 įėjimus. Visokių stebuklų būna, tai šitam dalykui mes negalim užkirsti kelio. Dabar tą, kaip jūs minėjote, filosofinį klausimą, nėra čia taip, kad be abejo, atsiranda nauji užsakovai, nauji jų poreikiai ir taip toliau. Nėra, kad šitas namukas išsišoktų bendram kontekste. Jis padidėja, niekas to negali nuginčyti. Bet, žinot, jeigu čia būtų užimtas pusės sklypo didžiulis ir taip toliau, tai tikrai be abejo padidėja. Aš negaliu paneigti, kad jisai nepadidėja.
bet tūris padidėja dvigubai. Nu, tai tas kaip ką galima, tai taip ir daroma. Nu, bet tai žmonėms miestas vystosi. Ta prasme. Ir jūsų klausimas buvo, kad reiškia šitie butai žiūrės į gretimą sklypą. Nu be abejo, jie langus žmogus, jeigu turi namą, tai jis langus turi turėti. Ir jeigu taip žiūrėti į, kaip čia pasakyti, mandagiai elgiantis, tai galim pasižiūrėti, nu vis tiek viens į kitą kaimynas žiūrės. Šitas namas yra tikrai pakankamai toli. Ir jo žiūrėjimas į kaimyną mažiau ir tam bus žalos, negu kad būtų šitie langai orientuoti į daugiabutį ir visi vieni kitus žiūrėtų ir darytų savo kažkokią ten žalą. Be abejo, aš sutinku, kad kiekviena nauja statyba yra invazija į esamą užstatymą. Nu, to niekas negali paneigti. Tačiau, reiškia, nu, žmonės turi sklypą, turi, reiškia, teisę statyti, įrengti namus pagal galiojančius įstatymus. Ir jeigu jūs pastebėsite, mes ne tai, kad projektuojam maksimaliai, sakykim, kad va šita dalis sklypo jau yra atmetama, jos neskaičiuojam nei užstatymo tankį, nei tą, nu, bent taip, kad, ta prasme, mes jeigu imti visą sklypę, mes tikrai nepasiekėme bendrojo plano nustatytų čia užstatymų rodiklių. Dabar jeigu trumpai grįžtant iki atstumų, ar ne, tai kaip matote, nuo tūrio iki jūsų yra 10 metrų. Reiškia, jeigu žiūrėti ne nuo namo, o nuo terasos, yra rūtų 5, tai yra jau 18 metrų iki gretimo namo. Tai čia dar pridėkite kokius 3 metrus. Tai reiškia, jeigu mes atsuktumėm į jūsų pusę, tai būtų 10 metrų. Šiuo atveju mes pasirenkam atstumą, kuris yra daugiau negu 20 metrų. Tai reiškia, dvigubai didesnį atstumą į gretimo namo, kur atsukam langus ir kur tų langų yra mažiau. Nu tai kažkur tai tos langus reikia atsukti. Nu, nedarys žmogus, kad stoglangiai vienu. Nu, nori, nenori, tai vyksta. Aš suprantu, kaimynus aš irgi būčiau, nu, atsiranda naujadaras. Bet yra sklypas. Aš tą viską suprantu. Tiesiog, nu, jūs beveik ir patvirtinot mano mintį, kad jeigu tai būtų 2 aukštų pastatas su 2 butais, o ne tos keistas komercinės patalpos, kurio aš nuoširdžiai pasakysiu, nesuprantu. Jeigu kažką vyktai iš namų, tai gali turėti tiesiog kambarį, iš kurio dirbi. Tai, nu, aš tai biškį truputėlį netikiu, kad ten bus tas ofisas ar kad jums ten reikia. Nu, jeigu pagal reikalavimus ten galima statyti, taip. Bet, nu, jūs kaip ir beveik patvirtinot, kad jeigu čia būtų 2 aukštų namas, tai viskas kaip ir būtų daug geriau ir nesklandžiau. Ir kaimynam geriau, ir turbūt tiem, kurie gyvena geriau, ir turbūt būtų kokybiškesnė, nu, bet ta mažesnė invazija. Tai, gal man tas toks komentaras būtų, nes čia gal jokių svertų tą padaryti ir neturim. Kaip aš iš Avarijos supratau. Bet jeigu de facto ten įvyktų 3 butai, aš prisipažinsiu, man būtų principo reikalas pranešti. Manau, kad taip, aš irgi tą patį padaryčiau, jeigu tai būtų 3 butai. Taip. Bet jeigu to paties buto, nu, kaip sakyti, žmogus turi butą pusę, kadangi plotas yra nemenkas ir turi savo kažkokią įstaigėlę, nu, tai Galbūt. Aš tik sakau, aš tik mačiau, kaip viešbučiai virsta daugiabučiais. Tai čia. Ne, žinokit, jau dabar tai turiu tam tikro... Ką? Baigit, Bairius, čia šitas įvyko prieš... Bando tam Arvydai, kada tą pastatė? Čia prieš 5 metus turbūt. Aš tiesą sakant nežinau, apie ką tu kalbi, kuris čia viešbutis. Prie Sapiegų parko tokį naują pastatė, kur yra žvėryno ten odontologijos klinika. Ten viešbutis turėjo būti, visi plakatai, viskas buvo, mes už mano vaikščio, buvo viešbutis bus Antakalnyje. Tai irgi tokie buvom naivus. O dabar ten, man atrodo, niekas ne viešbutis. Ne, ten dabar nieko nevyksta. Neturiu to atsakymą, net neužfiksavau. Ne, tai šitas, žinai, tas vagystės toliau vykdys. Aš tai galiu, sakykim, jeigu leisis, okay. Nu tai jeigu nueitumėt, pavyzdžiui, jūsų 1 aukšto planą, ten tas, kur bus, tai ten
Va, tai žiūrėkit, va ten, kur fotelis, tai ten iškirs duris į tą laiptinę ir gal trečią būtų, tai labai paprastuoju būdu. Ten nieko, vat, na, suprantu, apie ką aš kalbu, ne? Prieš Suprantu, prieš puikiausiai, laiptus jo. iš karto langą padarėm ir viskas, ir mes turim trečią būtą ir vaikščioti, net nereikia ratų vaikščioti. Bet tai juridiškai mes jo neturime. Mes neturime trečio būto. Aš Juridiškai. suprantu, ne, tai aš juridiškai suprantu, kad de jure tai čia viskas tvarkoja, bet de facto mes turim ten ir kitų pavyzdžių, tai kaimynystė. Bet tai žinau, taip skaičiuot galima, kad čia labai puikiai gali padaryti ir du butus tada. Iškirsti dviejas duris ir turi du butus. Tada Nu, reiškia, tai- va šitam aukšte gali Jūs iškirsti tik dviejas užsakovų duris. šitų minčių nepasakokite. Ne, aš tik sakau. Padarys, nu tai. Va, tai aišku, ta prasme yra kitas momentas, sakykime, jeigu čia būtų iš karto administracinės patalpos, tai administracinės patalpos savo reikalavimais, ten, nu, parkavimo, tai galbūt ne čia keblumų nekiltų, nes lyg tai tų 6 vietų, tai čia daugiau negu pareikis yra, bet pavyzdžiui, ten su ženu ir 2 tulikis, tai čia iš karto Taip. prikirptų, kad negali naudoti. Taip, jeigu tai būtų oficialiai teisinta kaip administracinės patalpos. Jo, bet Mindaugai, ta Taip, prasme, taip. aš, žinai, sakau, čia, kaip, sakant, tau nežinančiam galim paaiškinti, kad yra toks, jie ką jie galėtų padaryti, sakykim, šiuo atveju, jie galėtų, žinai, nerodyti šitų darbo vietų ir Taip, tai yra visiškai butas teisingai. ir po to, kai pastatytų, iš jo vis tiek padaryti ofisą. Nes kadangi tas jų projektinis pasiūlymas tą nuorodą į tą teisės aktą, kuris leidžia gyvenamose patalpose vykdyti veiklą, nu, tai mes čia nebent tik galim prikipti, kad jūs nenurodėt, kokią jūs veiklą ten planuojat vykdyti ir nepatenka ten į tą sąrašą veiklų, kurias galima vykdyti. Tai vat, galbūt toks priekaištas būtų, patikslinkit ten ir rašykit, kokius ten veiklą planuojat vykdyti iš to veiklų klasifikatoriaus tiesiog. Tai va, tai iš esmės sprendimų, jie gali padaryti būtis, žinai, mes negalim jiem reguliuoti, kokio dydžio jie būtų turėti. Žmogus gali turėti ir 1000 kvadratų būtą, žinai, mums atrodys neprotinga, o sakys, man pofik, aš turiu pinigų, ką noriu, tą darau. Tai šiuo atveju, sakykime, jis gali turėti, žinai, čia gali būti ir vienbutis per 3 aukštus, žinai, tai čia irgi niekas to nereglamentuoja, koks tavo tas vienbutis turi būti. Bet jo, ta galimybė, žinai, padalinti į aukštus, į aukštais, nu, vat, tik dabar čia tas tributas, taip aiškiau pasimatė dažnikams užėjimus. Aš lyg ir bando to išvengti, darydami įėjimą antram aukšte, bet čia akivaizdu, kad pirmam aukšte šitą vietą iš kitos čia yra tas pavojus, kad čia gali paprastuoju būdu padaryti dar vieną butą. Tai va, jo, aš sakau, tai jie tiesiog, žinai, jie galėtų parodyti butą, pastatyti, priduoti kaip butą ir po to pradėti vykdyti veiklą, jeigu taip pat sėkmingai, žinai, tus ofisus ir nieko jiems nepadarysi, nes tiesiog įstatymas tai leidžia, žinai. Nebent tik tai pradėtų ten tą veiklą ne iš to klasifikatorių. Tai sąlyginis dalykas yra, čia įstatymų spragos realiai yra, kai tu gali statydamas daryti būtų, nes vėlgi, jeigu čia žiūrėtų iš higienos normų, tai jo, tai kaip čia pas jūs vyrai moteris prasideda ofisį, bet ką, į vieną tuliką, nu mes dar nešvedame, neturim to įteisinę, kad visiems gali būti vienas tulikas. Tai, nežinau. Aš tik tai dar sakau, norėčiau, kad galbūt suvalgyti kitą terasą ir pastumkite toliau nuo daugiabučio į kitą pusę linkę nuo kaimyno. Ten vis tiek iki jo sakė, turi 20 metrų, tai pastumkite tos 3 metrus. Tai jo, kad mes turėtume 13, o ne 10. Nu, daugiau, matot, į tą pusę aš nelabai galiu, nes tada jau... Aš suprantu, jūs norite, kad tas turis pavažiuotų į dešinę pusę nuo jūsų. Nu, taip, mano toks pasiūlymas yra. Supratau. Ta prasme, čia, nu, gražiai čia pasispręsta viskas. Bet matot, mes sugriausias jau čia planinė struktūra. Jo, sugriauna planinė struktūra, matot. Mes, reiškia, išlaikom 3 metrus nuo sklypo. Kaip matote, parkavimo vietos yra ir įvažiavimas. Tai jeigu mes stumėm, nu tikrai mes nuo kaimyno negausim sutikimo tą cokolinį aukštą daryti arčiau kaip 3 metrus teisingai. Tai čia paskui mes... Aš jums čia siūlau permesti, sakykime, nu, veidrodiškai jie versti, net, sakykime, tik tas laikas. Nu, veidrodiškai, tai, bet tai, žinot, langai, langus, nu, aš manau, kad ir jūs pats nenorėtumėte. Aš sakau, mes pamastysim apie va šitos laiptinės sienos įlanginimą, tikrai, kad būtų jums švelnesnės, bet, nu, manau, geriau turėti jau laiptinę, negu buto langus, nu, langai langus. Tuo labiau, kad čia ištisinis tūris, o šitas tai yra, nu, suskaidytas tūris, tai yra tolesnis planas, artimesnis planas, tai nėra siena.
Tai jau mano asmeniniu, kaip sakant, požiūriu, tai geriau jau toks tolimesnis, artimesnis, nes šiaip prie jūsų tai bus va šitas gabaliukas, o šitas tai jau bus nutolęs, toli, belia kiek. Jeigu, čia nedaug bus tik iki dabar yra, tai mes tai dabar, šiek tiek toliau netgi, nes tas terasas, nukrenta terasą. Nežinau, gyvensim. Dar turiu vilties, kad nestatys ten tą jūsų talpą bankrutuos. Oi, šitą tai negaliu komentuoti šitą. Atsakyti turiu, bet negaliu. Neturiu atsakymų. Taip, čia mes tai galime pasakyti. Tai va, nes kas nepasistatytas tam bankas, taip, bet tam kredito unija, ne? Tai Jo, kredito unija. klausimas, kokią ten tą veiklą planuoja čia tai vykdyti, labiausiai. Rimčiausias klausimas, ką jie ten planuoja vykdyti. O daugiau tai jo, tai Mindaugai, aš tai tavo filosofinį klausimą galiu sakyti, dėja yra taip, kaip yra, įstatymai yra tokie. Dar norėjau pasakyti, kad pagal dokumentus šitas namas statytas, tuoj pasakysiu, 1962 metais. Pagal dokumentus. Taip. Jis yra, kaip čia, chruščiovinio atšilimo laikų, kaip duodavo strykus antakalnį nomenklatūros darbuotojams ir jie ten gale, Debesijos gatvėje pasistatė tokių namų. Tai ir čia jisai panašaus amplua. Arba Karių kapų, tai ten, žinot, profesūra visa susikūrus, tai va čia to laikmečio. Aš taip pasižiūrėjau. Man taip tokia mintis buvo, nes tos stilistikos tų 62 metų Chruščiovo, to kaip Karių kapų, matė, ten viskas yra sustatyta, tie namukai prie namuko, reiškia tų nomenklatūrinių, kaip sakyti, kultūros darbuotojų, tai ir šitas tos pačios stilistikos čia. Su prieškariais. Manau, jeigu jis būtų prieškario laikų, tai jis būtų jau taip lengvai mes su juo čia nerekonstruotų, įtrauktas arba dar kažkiek apribojimų. Atsiprašau, tada reiškia atsiėmu savo žodžius. Tai dabar, kada galim tikėtis kažkokių tai pamąstymų dėl ten langų, dėl medžiagų? Tai mes, reiškia taip, tai mes dabar, be abejo, mes, reiškia, viską dabar įrašoma ir protokoluojama, ar ne? Mes po viso šito pasitarsime su, reiškia, užsakovais, vertinam tas pastabas, kurias įvertinam, kurias realiai. Ir aš manyčiau, jeigu jums įdomu, atsiųskite man paštu savo elektroninius paštus, aš galėsiu išsiųsti jums protokolą. Tai privaloma išsiųsti jau? Ne, protokolą aš privalau išsiųsti, jeigu būčiau gavęs iš jūsų kažkokius raštiškus. Jeigu raštiškus, bet aš kaip, mes nesam, žinot, čia kažkaip slaptom ir nenorim. Tai jeigu jūs man elektroniniu paštu mano atsiųstumėt savo elektroninius paštus, tai aš kas atsiuntė visiems siųsčiau protokolą šio susirinkimo. Tai aš parašiau į čiato langą. Čiato langą, šuoj minutėlę. Daiva Višniauskienė sakė, kad okei. Oho. Ačiū, visko pakanka, Daiva Višniauskienė. Palaukit, nematau jūsų pašto. Aha. Matau, dabar jau matau, prastūmiau, nes nepasižiūrėjau čatą. Gerai, tai aš tada jums atsiųsiu. Susirinkimo protokolo po dienos kitos.
Gerai. Gerai, tvarkoj. Tai ar dar turite kokių nors klausimukų? Aš tai kaip ir neturiu, lauksim rezultatų. Nebe, ačiū. Jo, protokolas, okei, tik norėtųsi sakyti kažkaip tada. Dar noriu pridurti. Pokalbio rezultatų su užsakovu dėl. Taip, jo. Dar norėčiau pridurti, kad, nežinau, kada čia jau mes gausim dabar, aišku, tą stadiją projektinių pasiūlymų, bet kuriuo metu galit man parašyti ir aš jums pasakysiu, kokioje mes esame stadijoje. Ruošiame techninį projektą, tikrai mes ir neslėpiame ir techninio projekto sprendinių. Jeigu bus įdomu, kaip tos medžiagos bus tikslinamos, be abejo, reiškia techninio projekto metu, dabar tik tai mes, kaip sakyti, preliminariai parašysim, bet techninio projekto metu jūs mums parašykite, kas, kada, kokią mes esam situaciją, žinosite, jeigu tai įdomu. O žiūrėk, dar klausimėlis toks darbinis į senąją tvarką einat ar pagal naują? Senąją darai? Svarstymą mes einame kol kas senąją tvarką, kadangi pradėjom svarstymą. Dabar dėl pačio techninio projekto, tai aš manau, ko gero mes eisim, nežinau, žinokit, dar ranką pridėjęs prie širdies išklausiautos. Niekas nežino, žinokit, net savivaldybė nežino, kaip čia kas bus, atvirai šnekant. Kažkodėl man atrodo, kad gali grįžti sena tvarka aplamai, man taip atrodo, jeigu kolega su kolega kalba. Nežinau, čia labai sunku. Jo, nes ta prasme leidimas ar čia po projektinių pas jūs ar po projektų. Aš manau, kad dar ko gero senąją galbūt. Bet žinokit, ranką pridėjęs prie širdies nežinau. Nieko paklausti. Nes jeigu matėte, tai išėjęs dabar jau yra įstatymo pakeitimo pakeitimas. Ne, pakeitimas išėjo vakar. Gavau. Tai jau vėl nauja. Tai jau kai bus naujas aplinkos ministras, tai pakeitimas gali išėti. Čia mes, aišku, ne projektas svarstom, jau diskusija prasidėjo įstatymo klausimais. Tai va šito nežinau. Negaliu atsakyti dar kol kas. Tai gerai, ačiū. Ačiū tada labai. Ačiū labai. Už pastabas. Gerai, tvarkoj, mes, taip sakant, pasiruošę atsakyti. Ačiū labai už dalyvavimą visiems. Viso gero. Dėkui. Viso.